Taigi sveiki, su jumis Expert of Combat ir aš Ploksis ir šiandien mes žaisime Limbo. Pradėsime viską iš naujo. Taigi Limbo čia toks yra žaidimukas, kuriame reikia mąstyti, reikia išsisukinėti iš visokių situacijų. Tai va čia turi bėgioti su tokiu berniuku, kuris turi labai švytinčias akis. Tai padaro žaidimą įdomesnį. Tai va dabar jis turėtų atsikelti ir mes galėsim tada lakstyti į šonus. Ir tada mes bėgame į kairį šoną ir čia turėtų būti, taip, yra čia kažkoks babaliukas, kurį galime sutraiškyti. Kiek žinau, ant konsolių tai yra Xbox'o ir PSP ir PlayStation 3 ar kitokia yra achievementai papildomi, kuriuos galima įvykdyti traiškant šitos vabaliukus. Tai vat, dabar mes bėgsime lygi pirmos kliūties. Tai vat, čia, kaip ir pirmoji kliūtis, prispaudus CTRL mes galime tampyti ir stumdyti daiktus. Aišku, ne visus. Tai vat, dabar leidžiamės virvę į apačią. Gal geriau nušoksiu. Čia neturėtų gyvybės imtis, jeigu iš aukštai nušoki. Tai vat, dabar čia turbūt tą valtelę turėsim plaukt kažkur. Taip, ir mes plaukiame. Kiek mes čia galim plaukt? Kiek čia galima plaukt? Štai krantas jau matos. Ojojoj. Tai dabar šokame čia. Aha, čia reikia nedašoku čia. Reikia šitą valtelę traukt. Išeina traukt. Tai reikia jį atitraukti lyg šitos sienos. Tada pamėginti taip, išeina užšokti. Tada šitą šaknimi lipame. Čia. Tai vat. Toksai įdomus žaidimukas. Labai įtraukiantis ir kuo daugiau žaidi, tuo labiau jis įdomėja, nes čia vis naujesni spąstai, kliūtis, viskas. Oh my god. Čiagi tie, kur sutraiško. Čia reikia jūs atstumti, nes ir jos galima stumti, nes matome rankenėlės prie šono pritvirtintas, už kurių paėmus gali stumdyti į priekį ir atgal. O kas čia per du smirdantis? Čia reikia kažkaip užlipt, bet jis man pasipriešinimą duoda, kaip tą nuimt reikia. O spąstai. Jeigu aš tus spąstus padėčiau čia ir tada, kai užlipčiau čia, turėtų tas smirdantis padaras užsimušt. Taip. Taip ir yra. Tai dabar aš turiu užsikaražuoti į ten tą olą. Va taip. Tai ką, bėgame toliau prie kitos kliūties. Kažkokie keisti garsai čia. Oh my god. Eik tu savo. Kai didumo akmuo vos neužžydėjo ant manęs. Bet gerai, kad spėjau pabėgt. Tai vat.
Bėkime toliau ir ką čia mes prieisim. Čia vėl iš naujo tos muselės skraido. Čia reikia stumti šitą ir plukdėtis turbūt. Plauk. Fuck. Neplaukia. Tai turbūt čia kažkur turės būti. Ogi čia virvė. Bet neina dašokt reikia. Gal tą dėžę reikia atsivilkti ir čia ten pamėgintų šokt tos virvės. Gal ten kas nors bus. Taip, mums išėjo. Ir dabar mėginsime šokti ant tos šakos. Jeigu išeis užsikabinti ant jos. Ir opa. O, išėjo. Tai dabar čia. Ai, čia galim perbėgti. Tai čia. 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 O, ten virvė. Dar reikia šokti. Ten. O, čia iš naujo tas švytintis padaras. Vabalas kažkoks. Tai. Reikia čia šokti. Opa. Olejop. Kas tas nulūžęs medis? Kas čia trakšt? Aha, čia viskas aišku, jį numečiau ir pasidarysiu kaip plūdurą, galim sakyti. Taip ir padarysiu, aš jį įsistumsiu į vandenį. Ir man tada jį peršokti. Tai va, šiandienai turbūt pakaks. Tai va, subscribinkit, laikinkit, dislikinkit, komentuokit. Laukite kitų video, ne tik iš manęs, bet ir iš mano draugų, kurie irgi kels gameplayus arba walkthrough. Tai va, iki pasimatymo.